Sveiki visi! Dėkoju už jūsų susidomėjimą šio kurso ir už skiriamą laiką šiai trumpai pamokai ir kurso pristatymui. Noriu su jumis pakalbėti apie dažniausiai sutinkamas klaidas mokantis anglų kalbos. Šios 5 klaidos yra dažniausiai sutinkamos klaidos per mano 10 dėstytojavimo metų. Taigi, kodėl jūs vis dar darote klaidas? Atrodo, jau tiek senai mokotės, ar ne? Tai kodėl vis dar darote? Tai kartais yra dėl to, kad kai kuri gramatika tikrai yra sudėtingesnė, bet dažnai tai yra dėl to, kad šios klaidos jums niekada nebuvo ištaisytos ir tinkamai paaiškintos. Taigi tai tapo jūsų blogų įpročių, todėl jas darote vėl ir vėl, patys net nepastebėdami ir nesuvokdami, kad jas darote. Taigi jeigu jūs nematote savo klaidų, tai negalite nustoti ir jų daryti. Mano tikslas yra jums padėti tai padaryti, padėti jums patiems pastebėti klaidas. Ir kai patys pradėsite pastebėti klaidas, kurias darote, tuomet patys save pataisysite ir automatiškai nustosite tada jas daryti. Šis kursas yra tam ir skirtas, jame yra daug praktikos, būtent kuriems padės pamatyti savo klaidas ir nustoti jas daryti. Tai pažiūrėkime į pirmąją klaidą. Tai yra klaidos su laikais, su laikų sudarimu, tai form, ir su laikų vartojimu, use. Pakalbėkime apie laikų sudarimą. Čia aš parašiau 5 pavyzdžius ir pradedam nuo pirmojo sakinio ir antrojo, kurie yra su present simple laiku, su paprastuoju esamuoju laiku. Ne veltui pasirinkau šį laiką, šis laikas yra dažniausiai vartojamas laikas anglų kalboje ir net pusė veiksmažodžių šnekamojoje kalboje yra būtent sudaromi ir vartojami su šiuo laiku. Taigi, jeigu jūs nustosite daryti klaidą su šiuo laiku, jūsų anglų kalba tikrai labai pagerės. Taigi, pirmas sakinys. She want to eat. Kas negerai su šiuo sakiniu? Mums reikia pridėti raidelę S. She wants to eat. Esamajame laike, paprastajame esamajame laike, kai mūsų veiksniai yra she, he ir it, mes pridėsime S raidelę prie veiksmažodžio. Antras sakinys. Are you live in a flat? Vėlgi turime esamąjį laiką paprastai. Ir yra klaida su klausimo sudarimu. Kai sudarinėjame klausimus present simple laike, tai mums reikia vartoti pagalbinius veiksmažodžius do arba does. Kai veiksnys yra she, he arba it, tuomet vartosime does, o visiems kitiems vartosime do. Taigi čia mums netinka are, mums reikia do. Do you live in a flat? Tiesa, jeigu jūsų veiksmažodis pagrindinis yra būti, tai esu, esi, yra, esate ir taip toliau, tuomet taip, jūs pradėsite klausimą su am, is arba are. Pavyzdžiui, ar tu esi laimingas? Are you happy? Čia mūsų veiksmažodis yra būti, esi laimingas ar ne, tuomet mums šitą taisyklę negalioja, mums reikia pradėti sakinį klausimą būtent su šiuo veiksmažodžiu. Bet jeigu turite bet kurį kitą veiksmažodį, tuomet jums reikės vartoti do arba does, sudarant klausimą. 3. ir 4. ir 5. sakiniai yra su past simple laiku. Taipogi ne veltui pasirinkau, tai yra antras dažniausiai sutinkamas laikas anglų kalbos šnekamojoje kalboje. Taigi, did she lived in London in 2010? Mums nereikia d raidės. Kai sakinyje turėsime did, tuomet po jo eis pagrindinis veiksmažodis su pagrindinė savo forma. Pagrindinė forma tai reiškia toks veiksmažodis, koks jis yra tiesiog bendrantis, bet to. Tai pavyzdžiui, jeigu bendrantis yra to live, to eat, to go, tai pagrindinė forma bus live, eat, go. 4. She didn't wanted that. Jau turbūt pastebėjote, kad vėl turime did, na čia neigiamoje formoje, bet vis tiek yra did, taigi mums vėl nereikia add. She didn't want that. Yra teisingas sakinys. Na ir 5. They fly to New York last week. Jie skrido į New Yorką praėjusią savaitę. Kas čia negerai? Vėlgi turime klaidą su veiksmažodžiu. Anglų kalboje yra apie 200 netaisyklingų veiksmažodžių, kuriuos reikia tiesiog išmokti. Ar tai darysite mintinai išmokdami, iškaldami, ar tiesiog dažnai vartodami, kas galbūt yra kiek linksmiau ar ne negu iškalti. Bet jums tiesiog reikia juos išmokti ir įsidėmėti. Taigi, čia mums reikia they flew to New York last week.
Tai čia buvo tik keli pavyzdžiai, kas yra tos klaidos su laikų sudarimu. Dabar pažiūrėkime į antrąją dalį, tai laikų vartojimas. Lietuvių kalboje mes turime tik 4 laikus, anglų kalboje jų yra 12. Taigi natūralu, kad kartais vartojame ne tą laiką. Pažiūrėkime. I work as a teacher since 2012. Lietuvių kalboje tai skambėtų kaip aš dirbu mokytoja nuo 2012. Work, dirbu ar ne, atrodo viskas čia turėtų būti gerai, bet kaip ir minėjau, lietuvių kalboje kai kurių laikų tiesiog nėra, kuriuos mes turime anglų kalboje. Taigi čia mums reikia būtent vieno iš tų laikų. I have worked as a teacher. Present perfect laikas, esamasis atliktinis laikas. I have worked as a teacher since 2012. Mes įvartosime būtent šiame sakinėje dėl to, kad veiksmas prasidėjo praeitį, 2012 metais ir vis dar tebesitęsia. Aš vis dar tebedirbu mokytoja. Todėl man reikia vartoti šį laiką, o ne paprastai esamą laiką. Antras sakinys, mes turime palyginimus 2 laikų, su kuriais taip pat labai dažnos klaidos. Tai present continuous laikas ir present simple laikas. I'm living in a flat ir I live in a flat. Abu šie sakiniai yra teisingi, bet juos vartosime skirtingose situacijose. Kaip manote, kurį sakinį mums reikėtų sakyti, kai turime omenyje, kad šiuo metu aš gyvenu bute, bet tai nėra mano nuolatinė gyvenamoji vieta? Jeigu pagalvojate, kad tai pirmas sakinys, tai jūs esate teisūs. Present continuous laiką vartojame, kai norime kalbėti apie trumpalaikės situacijas. Taigi galbūt aš dirbu kitame mieste ir gyvenu bute šiuo metu, bet šiaip tai aš gyvenu name, ar ne Vilniuje, pavyzdžiui. O galbūt aš esu išvažiavęs atostogų ir gyvenu irgi bute pas draugus, mėnesį ar 2. Tai vėl tai yra trumpalaikė situacija, tai nėra nuolatinė mano gyvenamoji vieta. O I live in a flat vartosime tada, kai butas yra mano nuolatinė gyvenamoji vieta. Nes present simple laikas apibūdina tokius veiksmus, kurie yra ilgalaikiai, pastovus. Na, dabar pažvelkime į trečią dalį, ar ne? Tai turime 2 sakinius ir čia mes kalbėsime apie būsimuosius laikus, apie ateitį. Turbūt, kai pradėjote mokintis anglų kalbos, pirmas laikas išreikšti ateičiai, kurį išmokote, buvo future simple arba tiesiog will. Kaip antras sakinys. What will you do this summer? Tačiau anglų kalboje galima išreikšti ateitį net keliais laikais. Kurse mes aptarsime 4 tokius būdus. Taigi, kurį sakinį pasirinktume, norėdami paklausti, ką veiksi šią vasarą? Kai klausite apie savo draugo ar draugės planus. Jeigu pasirinkote pirmąjį klausimą, tai jūs esate teisūs, mes vartosime present continuous laiką. Ne tik dabarčiai išreikšti, bet ir ateičiai. Kai kalbame apie konkrečius planus ir kai tiems planams jau yra šiek tiek pasiruošta. Taigi turbūt jūsų draugas sakys, kad I'm flying to London, tai reiškia, jis jau turbūt nusipirko bilietus, galbūt rezervavosi ir viešbutį. Taigi tai yra konkretus planas ir jam yra jau pasiruošta, dėl to mums reikia vartoti present continuous laiką. Will tuo tarpu vartosime tada, kai tai yra spontaniškas sprendimas, kuris yra sugalvotas tuo metu, kai šnekama. Pavyzdžiui, there's no sugar, I'll go and get some. Nėra cukraus, tuomet nueisiu ir nupirksiu. Aš dabar sugalvojau, kad nueisiu, aš neturėjau tą planą anksčiau. Taigi, kurse pakalbėsime ir apie sudėtingesnius laikus, kaip past perfect laikas ir kiti laikai. Nekalbėsime apie visus 12 laikų, nes iš tiesų kasdienėje kalboje jų tiek daug ir nevartojama, taigi galima išsisukti ir su mažiau laikų. Paaiškinsiu jums kaip, taigi prisijungti kursą ir viskas išsiaiškinsite ir sužinosite. Antra klaida dažnai sutinkama yra klaidos su klausimų sudarimu. Gera žinia ta, kad yra tam tikra aiški struktūra nuosekli, kurią žinant jūs turėtumėte sudarinėti klausimus be jokių klaidų. Čia kalbu apie tiesioginius klausimus. Taigi, struktūra yra tokia, pirmas yra question word, kaip matote, jis yra skliausteliuose, tai jo ne visada mes jį turėsime, tai klausiamasis žodis. Antras yra auxiliary verb arba helping verb, tai pagalbinis veiksmažodis. Pagalbiniai veiksmažodžiai yra tokie veiksmažodžiai, kurie padeda sudaryti laikus. Ir 3 pagrindiniai jų yra do, have ir be. Na ir žinoma, jų įvairios formas. Tai do gali būti does, did,
be gali būti was, were, am, is, are ir have gali būti has arba had. Taigi priklausomai nuo laiko, nuo veiksnio, ne nuo asmens, mes vartosime vieną tų pagalbinių veiksmažodžių. Tai turime subject, tai yra veiksnys, tai daiktas arba žmogus, kuris atlieka veiksmą, ir main verb, pagrindinis veiksmažodis, tai būtent tas veiksmas, apie kurį mes ir šnekame. Pavyzdys, where do you work, kur tu dirbi. Klausiamasis žodis, pagalbinis veiksmažodis, veiksnys ir pagrindinis veiksmažodis. Kartais galime šios dalies ir neturėti. Pavyzdžiui, why are you happy? Taigi, mūsų pagalbinis veiksmažodis sutampa su pagrindiniu veiksmažodžiu, ar ne, būti. Kodėl tu esi laimingas, esi būti. Taigi šiuo atveju, šiame laike, sudarant šį laiką, mums nereikės atskiro veiksmažodžio, nes mūsų pagalbinis veiksmažodis ir sutampa su pagrindiniu veiksmažodžiu. Kartais galime neturėti klausiamų žodžių, kaip ir minėjau, tai pavyzdžiui, are you happy, ar tu esi laimingas, do you work, ar tu dirbi. Tai šios klausimus tiesiog atsakysime taip arba ne. Ir mums klausimą žodžio nereikės. Trečia klaida dažnai pasitaikanti yra artikeliai. Artikeliai yra galvos skausmas dažnam mokiniui, ar ne? Dėl to, kad lietuvių kalboje mes artikelių, tokių kaip anglų kalboje, neturime. Turime kažkokį tai atitikmenį kai kuriuose situacijose, bet tikrai ne visose. Todėl kartais gali būti sunku pradžioje jos besimokant, bet jie yra svarbi dalis ir jos reikia žinoti. Nes jeigu pavartosite ne tą artikelį, jūsų sakinys gali skambėti keistai ir kartais net sunkiai suprantamai. Taigi, 3 pagrindiniai artikeliai yra an, indefinite article, tai yra nežymimieji, ir the, definite article, žymimasis. Tai kada vartosime arba an, can you pass me a pen? Čia turime nežymą artikelį ir jį vartojame tada, kai kalbame apie vieną daiktą ar žmogų iš grupės, iš daug daiktų ar žmonių. Taigi, can you pass me a pen? Ar gali man paduoti parkerį? Tai, sakykime, ant stalo guli daug parkerių ir aš prašau, paduok man vieną parkerį, bet kurį, man nesvarbu kurį, ar ne? Tai vienas iš daugelio. Tada the arba definite article vartosime tada, kai tiek klausytojas, tiek kalbėtojas žino tiksliai, apie kurį žmogų ar daiktą yra šnekama. Tai kažkas specifinio, unikalaus gali būti. Pavyzdžiui, can you pass me the blue pen? Taigi ant stalo yra daug parkerių, bet aš noriu būtent to mėlyno, ar ne? Tai aš šneku apie konkretų parkerį šiame sakinyje. Kartais anglų kalboje artikelio apskritai nereikia. Tuomet tai yra vadinama zero article, žodžiu verčiant nulinis artikelis. Pavyzdžiui, can you pass me 2 pens? Čia mes artikelio neturime. Gera naujiena yra ta, kad taip kaip ir su klausimų sudarimu, taip ir su artikeliais yra keletas aiškių taisyklių, tokių gairių, kurios jums tikrai padės aiškiau ir lengviau suprasti šią gramatikos dalį. Ir prisijungę į kursą, jūs apie tai viską sužinosite. 4 dažnai sutinkama klaida yra modal verbs, tai taip pat kaip ir su laikais, vartojant modalinius veiksmažodžius, dažniausiai sutinkamos klaidos yra su forma arba su vartojimu, su netinkamai pasirinktu modaliniu veiksmažodžiu. Kas tie modaliniai veiksmažodžiai? Tai tokie veiksmažodžiai kaip can, should, must. Tai jie suteikia papildomą reikšmę, specifinę galbūt reikšmę, kartais pagrindiniam veiksmažodžiui sakinyje. Tai gali būti leidimas, draudimas, galimybė ir taip toliau. Taigi, pažiūrėkime į pirmus 2 sakinius. Čia yra klaidos su forma, su sudarimu modaliniu veiksmažodžiu. You do not must work. Kas čia negerai? Štai ši vieta. Dažniausiai su didžiaja dalimi modalinių veiksmažodžių mes nevartosime auxiliary verbs, mes nevartosime pagalbinių veiksmažodžių. Taigi teisingas būdas pasakyti šį sakinį yra you must not work. Tau draudžiama dirbti. You must not work arba you mustn't work. Antras sakinys, she can't go out tonight. Vėlgi klaida yra štai čia. She can go out tonight yra teisingas sakinys. Su didžiaja dalimi modalinių veiksmažodžių mes po to veiksmažodžio turėsime pagrindinę veiksmažodžio formą. Taigi ne bendratį mums čia nereikia. Ir antra dalis, čia duosiu pavyzdį apie vartojimą modalinių veiksmažodžių. Taigi turime 2 modalinius veiksmažodžius have to ir must.
ir teigiamame sakinyje jie turi praktiškai tą pačią reikšmę. I have to go to school ir I must go to school verstusi kaip aš privalau eiti į mokyklą arba man reikia eiti į mokyklą. Šie du veiksmažodžiai turi mažą skirtumą, apie kurį aš papasakosiu taip pat kurse, bet jeigu pasakytume taip arba taip, vis tiek mus visi suprastų, nes reikšmė yra ta pati. Tačiau neigiamame sakinyje jie turės visiškai skirtingas reikšmės. You don't have to eat this ir you mustn't eat this. You don't have to eat this, tau nereikia šito valgyti, tai galbūt tu neprivalai šito valgyti. Tai galbūt aš jau prisivalgiau ar ne ir man sako, tu neprivalai čia pabaigti, gali nevalgyti. Ar ne? O you mustn't eat this, tau draudžiama tai valgyti. Tai galbūt tas maistas yra užnuodytas, galbūt jis tau nepriklauso, galbūt tau bus alergija nuo šio maisto ar ne, tai draudžiama. Kaip matote, reikšmė labai skiriasi. Tai yra daug tokių detalių su modaliniais veiksmažodžiais ir jų reikšmėmis, apie kurias mes ir pakalbėsime kurse plačiau. Na ir 5 taisyklė, turim conditionals, if clauses, tai šalutiniai sąlygos sakiniai. Kas yra šalutiniai sąlygos sakiniai? Jie turi dažniausiai 2 dalis. Pirma dalis yra if clause, tai sakinys prasidedantis su if, jeigu, tai yra sąlyga kažkokia, hipotezė. Ir antra dalis yra main clause, tai pagrindinis sakinys, kuris yra rezultatas tos hipotezės arba tos sąlygos. Taigi, sąlygos sakinių yra net keli tipai anglų kalboje, bet čia aš pakalbėsiu apie turbūt dažniausiai sutinkamą klaidą su pirmuoju šalutinių sąlygos sakinių tipu. Tai pažiūrėkime į šį sakinį. I will call you if I will need your help. Lietuviškai tai skambėtų, aš tau paskambinsiu, jeigu man reikės tavo pagalbos. Mums nereikia will. Negalima vartoti will po if šalutinėse sąlygos sakiniuose. Mums tai gali atrodyti keista, nes lietuvių kalboje mes abiejose pusėse sakinio turime būsimąjį laiką, tačiau anglų kalboje po if neturėsime will niekada. Jeigu tai yra šalutinis sąlygos sakinys, po if, will neturėsime. Taigi, I will call you if I need your help. Mums reikia present simple laiko po if. Galbūt jūs man sakysite, mokytoja, aš tą puikiai žinau, šitas buvo kalbama nuo 8 klasės ar nuo 10 klasės, ar ne? Į galvą ir aš tikrai viską prisimenu. Bet kaip su antru sakiniu? I will call you when I will get home. Kaip manote, ar will čia gali likti ar ne? Ne. Will mums čia taip pat nereikia. Šalutinis sąlygos sakinys gali prasidėti nebūtinai su if žodeliu, nebūtinai su jeigu žodeliu, ar ne? Gali prasidėti ir su in case, unless ir when. Taigi tai vis dar yra šalutinis sąlygos sakinys ir nors išnekame apie ateitį, bet mes nevartosime future simple laiko, mes nevartosim būsimojo laiko. Mums vėlgi čia reikia present simple laiko, nes tai yra pirmas šalutinių sąlygos sakinių tipas. Tai I will call you when I get home yra taisyklingas sakinys. Tai, ką išgirdote šioje pamokoje, yra tik maža dalis to, ko galite išgirsti ir išmokti kurse. Nepamirškite, kad viso kurso metu jūs galėsite visada konsultuotis asmeniškai su manimi. Taip pat jūs galėsite kalbėtis, bendrauti čate su savo klasės draugais, nuolatos vartoti anglų kalbą, aš tą čatą taip pat moderuosiu ir galėsiu jums asmeniškai pakomentuoti jūsų klaidas. Na ir žinoma, bus ir kalbėjimo užduočių, su kuriomis įtvirtinsime visą tai, ką išmoksime. Taigi nepraleiskite šios progos, registruokitės į kursą ir gaukite tą pagalbą ir tą palaikymą, kurio jums galbūt jau seniai trūko. Na, o jeigu turite klausimų, nesidrovėkite, drąsiai man rašykite.